Kino kompanija Godland Pictures pristato mokslo populiarinimo filmų ciklą Istorija – mokslas ar prasimanymas. Kas valdo praeitį, tas valdo ir ateitį. Džordžas Orvelas. Nuo vaikystės suvokiame istoriją kaip tikslų mokslą apie praeitį. Senovės Egiptas, Babilonas, Roma, Aleksandro Makedoniečio ir Karlo Didžiojo imperijos, viduramžiai ir reformacija. Mokslo knygos, muziejų ekspozicijos, istoriniai romanai ir kino filmai mus tikina, kad apie šiuos ir kitus laikotarpius yra žinoma beveik viskas. Ir beveik kiekvieną smalsaujančio proto klausimą istorikai neabejotinai turės paruoštą atsakymą. Na, o baltos dėmės retsykiais aptinkamos istorijoje yra neesminės ir naujų tyrinėjimų metu palaipsniui bus užpildytos ir greitai pranyks visiškai. Tačiau, jei atidžiau įsigilinsime į mūsų praeitį, aptiksime nemažą keistenybių ir nesutapimų. Kodėl, tarkime, paprastai įdėmus istoriniams detalėms viduramžių tapytojai vaizdavo Biblijos ir antikos personažus kaip savo bendraamžius? Kaip senovės kariai galėjo kovoti su priešais bronziniais kalavijais? Juk bronzos tais laikais dar nebuvo. Ir iš kur atsirado senovės Egipte geležiniai ginklai? Ir kodėl išliko tiek mažai ankstyvųjų viduramžių paminklų ir tiek daug kur kas senesnių antikos statinių? Juk logiškai mąstant turėtų būti atvirkščiai. Ir kuo remdamasis Ivanas Rūstusis save vadino tiesioginio Romos imperatoriaus Augusto palikuoniu. Atrodytų šios ir daugelis kitų mįslių turėjo priversti istorikus įdėmiau ištirti mūsų praeitį. Tačiau tai po šiai dienai neįvyko ir todėl nejučia iškyla klausimas. O ar tikrai mes žinome savo istoriją? Ar mes žinome savo istoriją? Kaip buvo kuriama istorija? Kasgi yra istorija ir kas yra chronologija? Istorija tai praeities faktai paskirstyti laiko skalėje, o chronologija ir yra ta pati laiko skalė. Jos viršutinis taškas – mūsų šiandiena, o apatinis – tai tas laikotarpis, kai žmonės pradėjo fiksuoti įvykius. Pastebėkime, kad tradicinė istorijos versija, kuri šiandien laikoma vienintelė teisinga, egzistavo ne visada. Iki 16 amžiaus nepertraukiamos chronologijos nebuvo išvis. Geriausiu atveju žmonės galėjo įvykių datas nustatyti 100 ar 150 metų tikslumu. Viskas, kas buvo įvykę seniau, pasimesdavo laikų rūke, o legendos ir padavimai šiuolaikinius žmonės pasiekdavo labai iškreiptos. Todėl ir atsirado būtinybė sudaryti iš paskirų metraščių vieningą ir nuoseklų svarbiausių žmonių civilizacijos įvykių paveikslą, pradedant nuo seniausių laikų. Laikoma, kad chronologijos pagrindus padėjo Jevsevijus Panfilovas, kitaip dar vadinamas Kisorijos Jevsejumi, 4 mūsų eros amžiuje, Romos imperatoriaus Konstantino epochos metu. Deja, su jo pilnos apimties kronika šiandien susipažinti neįmanoma. Tai yra išlikę tik kelios originalo nuotrupos, o visa kita tik laisva palaimintojo Veronimo interpretacija lotynų kalba. 14 amžiuje Sofijos bažnyčios Konstantinopolyje istorikas Nikiforas Kalistas mėgino surašyti pirmųjų 3 amžių naująją istoriją. Bet nieko naujo jam pasakyti nepavyko. Jis tiesiog pakartojo Jevsevijaus Panfilovo žodžius.
O štai šiuolaikinė chronologija buvo sukurta ir praktiškai išbaigta fundamentalių 16–17 amžiaus istoriko ir filosofo Josifo Skaligerio ir bažnytininko jėzuito Dionizo Pitavijaus darbų dėka. Būtent jų istorijos versija remiamės ir po šiai dienai. Biblija. Romos imperijos įkūrimas. Kristaus gimimas. Kuo rėmėsi Pitavijaus ir Skaligerio chronologijos versija? Visų pirma, skaičių interpretacijų duomenimis surinktais Biblijoje ir dar astronominių skaičiavimų duomenimis, kurie tais laikais buvo labai netikslus ir klaidingi. Dažnai net 100 ar net 1000 metų tikslumu. Taip ir buvo sukurtos kai kurios esminės datos, kuriomis vėliau ir rėmėsi visa šiuolaikinė chronologija. Pavyzdžiui, pasaulio sukūrimo diena, dėl kurios dievo baimingieji ginčijosi šimtmečius. Pasaulio sukūrimo data – tai labai įdomi medžiaga, kurią analizavome. Paaiškėjo, kad 16–17 amžiuose egzistavo daugybė pasaulio sukūrimo datos versijų. Klausimas painus, nes nuo tos datos daugelėje kronikų buvo atskaičiuojami įvykių laikai. Nuo to, kur patalpinsime pasaulio sukūrimo datą, priklauso, į kokius metus pateks įvykiai aprašyti kokio nors Livijaus, Herodoto ar net Fakedino. Pasirodo, kad viduramžiais tokių versijų buvo per 20. Ir skirtingų pasaulio sukūrimo datų nuomonių įvairovė skiriasi net 3000 metų. Išeina, kad metraščių senumo nustatymai turi 3000 metų paklaidą. Tai didžiulis skirtumas. Ir dar vienas svarbus laiko atskaitos taškas, kuriuo remiasi įžymioji Tito Livijaus istorija. Tai Romos įkūrimo metai. Bet Romos chronologijoje tiek daug prieštaravimų, kad neįmanoma įvardinti ne tik metų, bet netgi amžiaus, kuriame buvo įkurtas Romos miestas. Pasak bendrai priimtos versijos, Romą įkūrė broliai dvyniai Romalas ir Remas, išmaitinti Kapitolijaus vilkės, šio miesto simboliu 8 amžiuje prieš mūsų erą. Bet yra ir kita versija, pasak kurios Romą įkūrė Enėjus ir Odisėjas, kurie pavadino miestą Trojietės Romos vardu. Tarp kitko, lotyniškai taip miestas ir vadinamas Roma. Bet jei tai tiesa, tai Romos įkūrimas įvyko po Trojos karo, kuriame dalyvavo ir Enėjus ir Odisėjas. Tai yra ne 8, o 13 amžiuje prieš mūsų erą. Kaip suderinti šias versijas? Išeitų, kad arba Roma buvo įkurta 500 metų anksčiau, arba Trojos karas įvyko 500 mečiais vėliau. O juk remiantis Romos chronologija pagrįsta ir Graikijos chronologija, ir Egipto, ir vakarų Europos. Išeina, kad Romos chronologijos pasikeitimas keičia ir visų su jie susijusių valstybių chronologijas. Ir dar viena aplinkybė. Šiuolaikinis žmogus įprato skaičiuoti laiką nuo mūsų eros, arba kitaip, nuo Kristaus gimimo pradžios, kuri įvyko maždaug prieš 2000 mečius. Bet taip buvo ne visada. Laikoma, kad pirmieji Kristaus gimimo metai buvo apskaičiuoti Romos vienuolio Dionizo Malaus 6 mūsų eros amžiuje. Tai yra daugiau nei prieš 500 metų po paties įvykio. Dėl pastovių ginčų apie šios datos tikslumą formuluotę nuo Kristaus gimimo buvo pradėta naudoti popiežiaus kanceliarijoje tik 1431 metais. Palikime nuošalyje skirtingas šios datos nustatymo metodikas ir panagrinėkime ryškiausią Kristaus išganytojo gimimo detalę – Betliejaus žvaigždę. Kada Kristus gimė Judėjų Betliejaus mieste, karaliaus Erodo valdymo laikais, aplankė jį rytų pranašai. Ir sakė, kur Judėjų karalius, mes matėme rytuose jo žvaigždę ir todėl atėjome jo pagarbinti. Ir ta rytų žvaigždė vedė juos, kol atvedė į kūdikio gimimo vietą ir ten sustojo.
Pagal visus astronominius skaičiavimus, Evangelijoje aprašomas naujos žvaigždės blyksnis, kurio pasekoje susiformavo kraujo spalvos ūkas Jaučio žvaigždyne. Ir tik 20-ame amžiuje mokslininkai išskaičiavo, kad ta supernovos žvaigždė galėjo plykstelti laikotarpyje nuo 1110 iki 1170 mūsų eros metų, o prieš 2000 mečius nieko panašaus kosmose negalėjo įvykti. Ir aplamai, chronologija netoks paprastas menas. Reikia išmanyti skirtingus skaičiavimo būdus, sugretinti senovės kalendorius, sugebėti analizuoti senovės užtemimus. Viduramžių chronologai šio meno dar tik mokėsi. Pavyzdžiui, daugelis 14-15 amžiaus chronologų ir netgi 16-ojo įvykius datavo lygiadienio dienos metu, o lygiadienis labai subtilus įvykis. Labai sudėtinga, neturint matavimo prietaisų, nustatyti laiką, kuomet dienos ir nakties ilgiai sutampa. O juk dienos paklaida chronologijoje prilyginama maždaug 100 metų. Jeigu chronologas apsirikdavo 5 dienomis, ko pavyzdžių apstu 15 amžiuje, tai jis apsirikdavo 5-600 metų. Štai remiantis tokiais apytiksliais apskaičiavimais ir buvo sustatyta Skaligerio chronologija, o kartu su ja ir šiandieninė visuotinai priimta bendroji istorijos versija. Apie ką byloja metraščiai. Pagrindę istorijos leidiniai remiasi rašytiniais šaltiniais, metraščiais. Bet realūs įvykiai galėjo juose atsispindėti skirtingai, kad ir paimkime Romos įkūrimo laikmečio skirtumus. Būna, kad tą patį žmogų skirtingi šaltiniai vadina skirtingais vardais. O neretai metraščiai tai įvykių versija aprašyta po daugelio metų, o gal net ir amžių. Todėl, jei mes laikome, kad tam tikrais metais Čingis Chanas užkariavo pusę pasaulio, anaiptol nereiškia, kad įvykį aprašė tuometinis įvykių liudininkas. Negana to, žodžiai ir vardai galėjo turėti skirtingas reikšmes. Pavyzdžiui, anksčiau tekstai buvo rašomi be balsių. Kai kurie rašmenys, pavyzdžiui, arabiški, aplamai neturėjo balsinių raidžių ženklų. Savaime suprantama, praėjus amžiams nenurodytos balsės buvo pamirštamos, buvo painiojamos, pakeičiamos kitomis, o paskui istorikas skaitė metraštį ir matė sutrumpinimą PRS. Kas tai? Gal Persija? Greičiausiai. O gal Paryžius? O gal aplamai? Prūsija. Arba Neapolis, arba Naujamiestis, kurie minimi senovės metraščiuose. Neapolis ir Italijoje, ir Kartagina, kas irgi verčiama kaip naujas miestas. O dar buvo Neapolis ir Palestinoje, Kijevo Neapolis, nekalbant jau apie Rusijos Novgorodą. Ir jei metraštininkas nepateikia papildomų duomenų, suprasti, apie kokį naujamiestį vyksta kalba, labai sudėtinga. Arba, kad ir paimkime vardus. Kažkur tekste paminėtas koks nors Čarlzas. Angliškai taip ir yra Čarlzas. Prancūziškai jau Šarlis. O ispaniškai Carlos. Apie kurį vyksta kalba? Apie Anglijos pulkavedį, Prancūzijos dvarininką ar Ispanijos grandą? Didžiulę tikslaus datavimo reikšmę turi ir teisingas senovės tekstų traktavimas, kas būna anaiptol ne visuomet. Pavyzdžiui, išliko daugybė Egipto faraonų užrašų, kuriuose minimi tik vardai, neįvardijant datų ir veiksmų. Ir dar nesame tikri, kad tie visi asmenys buvo faraonai, o ne aukšti valdininkai.
Ir štai iš tų vardų egiptologai sudarė dinastijų pavadinimus. Valdymo metai buvo surašyti gana apytiksliai ir neapibrėžtai. Maždaug paskaičiavus po 3 faraonus per 100-metį. Tai yra, egiptologai paprasčiausiai susitarė, kad visi tie asmenys buvo faraonais ir kiekvienas valdė lygiai po 33 metus. Štai toks mokslinis kabutėse požiūris. Ir tas požiūris į chronologiją išliko iki mūsų dienų. Lig šiol istorikai dirba remdamiesi kažkieno sudarytomis lentelėmis. Patys jų netikrina, net neįsivaizduoja, kaip tie skaičiai ten pateko. Užtat žino, kad yra kuo remtis. Ir politiko kalbai turės medžiagos, ir vadovėliams kažką pateiks, ir moksliniam straipsniui. Tai yra, jie kapstosi tose lentelėse tik tam, kad suteikti mokslo įspūdį šiandieninėms fantazijoms. Tarp kitko, nežiūrint, kad mus pasiekia Egipto istorijos tekstai parašyti graikiškai, jie bent jau egzistuoja. O jau kalbant apie Indijos istoriją, čia jau nėra aplamai jokių dokumentų, kuriuos galėtume datuoti besąlygiškai. Yra tik legendos, liaudiški padavimai ir nedidelis dokumentinių liudijimų kiekis. Indijos senovės istorijos atgaminimui mes priversti remtis Graikijos geografų arba Arabijos keliautojų pranešimais. Pastarieji dažnai net nesugebėdavo nurodyti Indijos geografinės padėties. Painiojo ją tai su Afrika, tai net su Italija. Tačiau tai nesutrukdė Skaligerio chronologijai Indijos istoriją pavadinti viena seniausių pasaulyje. Dar viena chronologinių neatitikimų priežasčių atsiradimo galimybė – tai sutrumpinti datų užrašai. Tarkime, 3 amžius nuo Kristaus gimimo galėjo būti vadinamas kaip 3 amžius nuo Kristaus ir užrašytas kaip X3, kur X buvo Kristaus vardo pirmoji raidė. Viduramžiais X ženklas buvo pati populiariausia Kristaus vardo anograma, ko pasekoje 1 amžius buvo vadinamas kaip X1, 2 kaip X2 ir taip toliau. Greičiausiai nuo tų trumpinių ir kilo šiandieninis amžių įvardijimas, bet vėliau viduramžių chronologai pradėjo traktuoti raidę X kaip romėnišką skaičių 10. Tokia interpretacija automatiškai prideda pradiniai datai visą tūkstantmetį ir 3 amžius iškart virsta 13. Kita sutrumpinta Jėzaus Kristaus vardo versija galėjo būti lotyniška raidė I. Pirmoji vardo Jėzus raidė. Išeina, kad data, kurią mes šiandien laikome 1300 metais, anksčiau buvo vadinama I300. Tai yra 300 metų nuo Jėzaus, arba dar kitaip tariant, mūsų eros 300 metai. Akivaizdus pavyzdys – Liudviko Elzevyro prekinis ženklas Albrechto Dürerio graviūroje, neva datuojamas 1597 metais. Šis pavyzdys įdomus tuo, kad čia yra datų užrašai ir arabiškais, ir romėniškais skaitmenimis. Parodoma ir data 1524. Matome, kad pirmasis ženklas ne tik atskirtas taškais nuo kitų skaitmenų, bet ir visai atvirai užrašytas kaip lotyniška raidė I su tašku, kaip pirmoji Jėzaus vardo raidė. Būtent tokiu būdu klaidingas metraščių traktavimas ir paskatino neteisingą tautų istorijų aprašymą. Žinoma, tik popieriuje, bet tai ir yra tie rašytiniai šaltiniai, kuriais remiamės studijuodami pasaulio istoriją. Ypatingo dėmesio susilaukia ir viduramžių žemėlapiai. Mums įprasta, kad rytai žemėlapiuose yra dešinėje, vakarai kairėje, šiaurė viršuje, o pietūs apačioje. Bet taip buvo ne visuomet. Daugelis viduramžių žemėlapių buvo apversti ir vakarai juose buvo rodomi dešinėje, o rytai kairėje. Būtent taip atrodo jūrinis Pietro Viskonti atlasas. Jis datuojamas 14 amžiumi.
Pavyzdžiui, Juodosios jūros žemėlapiai. Šiaurė juose yra apačioje, pietus viršuje, o Krymo pusiasalis pavaizduotas žemyn galva. O štai Viduržemio jūros žemėlapis. Rytai kairėje, vakarai dešinėje. Štai Ispanijos ir Afrikos žemėlapiai. Afrika viršuje, Ispanija apačioje. O čia apverstas Anglijos ir Prancūzijos žemėlapis. Prancūzija kairėje, Anglija dešinėje. Senovės žemėlapiuose daug tradicinės istorijos netitikimų. Pirma, viduramžių geografija buvo labai nepatvari. Tuo pačiu pavadinimu galėjo būti vadinami visiškai skirtingi miestai. Šiuolaikiniai istoriniai įvykiai susiję su vienais ar kitais miestais toli gražu ne visuomet teisingi. Jie atspindi šiuolaikinių istorikų suvokimą, kur, kada ir kas buvo taip vadinama. O atvertę žemėlapį pamatysime visai kitą vaizdą. Štai žemėlapis iš Britanijos 1771 metų enciklopedijos. Matome, kad Rusijos imperija parodyta kaip kelios atskiros šalys. Pati didžiausia – tai Maskvos Tartarija su sostinė Tobolske. Ir dar 3 kart didesnė nei pati Rusija su sostinė Sankt Peterburge. O dar yra ir nepriklausoma Tartarija su sostinė Samarkandu. Ir Kinijos Tartarija su sostinė Čin Janu. Vargu ar šias žinias galime laikyti išmyslų arba klastote. Britanika buvo laikoma tuo metu žinių viršūne. Kodėl tuomet šiandien apie šias valstybes nėra jokių žinių? Ir aplamai, iš kur 18 amžiaus žemėlapiuose atsirado Tartarijos pavadinimas? Pasak oficialios istorijos versijos, mongolų totorių jungas nebeegzistavo jau 300 metų. Šiuolaikiniai istorikai labai nenoromis aptaria ir šią, ir dar tūkstančius kitų istorinių mįslių. Muziejuose, kai domimės standartiniais įprastais klausimais, jums atsakys noriai. Tačiau kalbai pakrypus apie datas, gidus suerzinsite, o juo labiau muziejų darbuotojus. Technologijos. Archeologiniai radiniai. Šiandien muziejuose, paveikslų galerijose ir privačiose kolekcijose saugoma daugybė artefaktų, kurie neva patvirtina bendrai priimtą žmonijos istorijos versiją. Pavyzdžiui, apstų bronzos gaminių, kurie tradiciškai priskiriami bronzos amžiui. Vienok istorikų neglumina aplinkybė, kad bronza, taip vadinamame bronzos amžiuje, negalėjo būti gaminama. Nes bronza tai vario ir alavo lydinys. O alavas buvo atrastas tik viduramžiais. O kadangi anksčiau už alavą bronza atsirasti negalėjo, kyla teisėtas klausimas, kokiu būdu ir svarbiausia, kada buvo pagaminti šie gaminiai. Kaip paaiškinti, kad Cheopso piramidėje buvo rasti geležiniai įrankiai? Iš kur atsirado geležis senovės Egipte? Istorikai užsispyrę tvirtina meteoritinę geležies kilmę. Nukrito iš dangaus. Žinoma, geležinius meteoritus kartais buvo galima rasti senovės Egipte. Tačiau tyrinėjimai atlikti jau 20 amžiuje įrodė, kad ta geležis buvo pagaminta pramonės būdu. Panašių radinių rasta ir Tutanchamono kapavietėje. Ant faraono gyvenusio neva 14 amžiuje prieš mūsų erą mumijos buvo rasti auksinis ir geležinis durklai. Na ir dar viena mįslė iš daugelio kitų. Yra žinoma, kad stiklas amorfinė medžiaga ir per 5-6 šimtmečius kristalizuojasi ir blanksta. Be kito ko, būtent todėl sensta ir blanksta įžymieji senovės Reimso vitražai Prancūzijoje. Kaip tuomet paaiškinti, kad stiklo indai, pasak istorikų, pagaminti prieš 5, 10 ar net ištisus 15 amžių neprarado savo pirmykštės išvaizdos? Galbūt čia nėra jokios paslapties, tiesiog indų amžius gal šiek tiek pagražintas.
logikos. Tokiu atveju daug kas paaiškinama. Mano manimu, istorijoje stinga logikos. Aplamai, reikėtų mokslo įstaigose dėstyti ne tik istoriją, bet ir kitus mokslus pasitelkiant logiką. Įsivaizduokite, senose mokyklose netgi buvo toks dėstomas dalykas – logika. Deja, šiais laikais jo nebeliko. Bevelyčiau jį atnaujinti. Man patiktų, kad istorijoje logika rastų vietą, o nebūtų pamesta. Meno kūriniai. Yra daug kūrinių, apie kuriuos istorikai nemėgsta kalbėti, nes tie kūriniai akivaizdžiai prieštarauja ir istorijai, ir chronologijai. Paimkime, kad ir populiarų viduramžių tapybos siužetą kaip Golgota iš Kristaus aistrų. Kaipgi vaizdavo šį įvykį menininkai? Pasirodo, jie buvo įsitikinę, kad Palestiną dengia vešli augmenija, o Jeruzalė pastatyta ant sraunios upės ar sąsiaurio pakrantės. Čia matome Švento Laurencijos soborą Niurnberge. Viename jo paveikslų pavaizduotas išganytojo nuėmimas nuo kryžiaus. Įsižiūrėkite, gerai matyti plati žydra upė ir kalvos. O čia Aachi miesto katedros soboras. Jame esančiame paveiksle taip pat puikiai matosi dideli šakoti medžiai, sąsiauris arba plati upė. Bet nei vieno, nei kito Jeruzalėje tiesiog nėra. O šioje drobėje matome kitą keistenybę. Šalia Kristaus stovi žmogus su kailine žiemine kepure. Tarp kitko personažą, apsirengusį panašiai, galima matyti ir vienoje iš Viurerio graviūrų, vaizduojančių Kristaus kryžiaus kelią. Žmogus taip pat dėvi kailinę kepurę ir dar šiltus puskailinius. Kokioje klimato zonoje viduramžių menininkų supratimu buvo Jeruzalė? O čia jau Švedija. Upsalos karališkosios pilies muziejus. Šioje drobėje kiek neįprastai pavaizduotas kryžiaus kelias. Kaip matote, raiteliai dėvi čalmas arba turbanus, o vėliavų kotai papuošti pusmėnuliais. Ant karių nugarų skydai. Ant vieno jų pavaizduoti pusmėnuliai, o ant kito kryžius. Ir dar pravoslaviškas. Kita įdomi keistenybė dažnai aptinkama viduramžių paveiksluose. Neretai viduramžių dailininkai vaizduodavo iki istorinius ir antikos veikėjus lyg savo bendraamžius. Štai Florencijos kronikos 15 amžiaus graviūra. Čia biblinis personažas Isus Lavinas, gyvenęs iki pat Kristaus gimimo, pavaizduotas kaip tipiškas viduramžių riteris. O ant senovės Jerichono statinių, šturmuojamo Isus Lavino stogų, matyti krikščionių kryžiai. Štai palaimos ikona. Šventoji mergelė vaizduojama tipiškoje viduramžių aplinkoje, tarp knygų, kurių jai gyvenant dar nebuvo. O čia Biblija iš Mainco miesto Gutenbergo muziejaus. Kaip matote, viduramžių iliustratorius apginklavo iki istorinę kariauną visai šiuolaikinėmis to meto patrankomis. Bet Luko Kranacho paveiksle pavadinimu Pario teismas herojus gyvenęs 13 amžiuje iki mūsų eros vaizduojamas su viduramžių šarvais. Ir panašių pavyzdžių nesuskaičiuojama gausybė. Istorikai šį reiškinį vadina viduramžių anachronizmu. Jų supratimu amžių viduryje kažkodėl susimaišė visos savokos ir epochos, o dailininkai buvo visai neišprusę žmonės. Tačiau panašių pavyzdžių randame ir to meto literatūroje. Pavyzdžiui, Petrarka kažkodėl rimtai ginčijosi apie Austrijos Habsburgo palatos privilegijų neteisėtumą su Cezariu. Atrodytų, čia ir įrodymų nereikia. Apgavystė akivaizdi. Pasak bendrai priimtos chronologijos, Habsburgus ir Cezarį skiria ištisas tūkstantmetis. Kodėl Petrarkai tai buvo neakivaizdu? Juk jis buvo laikomas vienu iš protingiausių atgimimo epochos asmenybių. Yra apie ką susimastyti. Istorikai
ne visai tiksliai suvokia, netgi kas yra pati istorija. Jie neapibrėžia tikslių sąvokų tarp praeities, kuri jau įvyko, praėjo, ir šiandien mums prieinama tik kažkokių artefaktų ar atsiminimų dėka. Ir istorijos, kuris surašyta šiandienos vadovėliuose, surašyta istorikų. Galima skaityti, mėgautis, piktintis, peikti. Tai yra visiškai du skirtingi dalykai. Deja, istorikams nesuvokiami. Yra dar viena problema, apie kurią vengiama kalbėti. Tai falsifikacijos. Apmaudu, bet faktas. Toli gražu, ne visi senovės artefaktai yra originalūs. Kaip taisyklė, padirbti gaminiai įsiterpia nepastebimai. Jei vienos kartos egzistavimo laiku klastotė nebuvo išaiškinta, palikuonims ji virsta tikrų gaminių. Pavyzdys – viena iš skandalingiausių mūsų laikų klastočių. Tai freskų klastotė Šventosios Dvasios ir Šventosios Marijos ligoninėje Vokietijos mieste Liubeke. 1942 metų bombardavimo pasekoje dalis apdailos bažnyčioje buvo sunaikinta. Po ją atsidengė 13 amžiaus tapyba. Po karo 1948 metais freskas buvo nutarta restauruoti. Tuo tikslu buvo pakviestas Dietrichas Fejus, prieš tai buvęs teistas už meno kūrinių padirbinėjimą. O pastarasis pasitelkė pagalbininką Loterį Malskatą, taipogi stambių klastočių meistrą. Po restauracijos užbaigimo Fejus ir Malskatas paskelbė, kad jiems pavyko atrasti ant bažnyčios sienų senovinius tapinius, buvusius paslėptais po vėlesniais sluoksniais. Po jų 3 metų darbo, miesto 700-ųjų įkūrimo metinių proga buvo surengtas iškilmingas atrestauruotos bažnyčios atidarymas. Tokio įvykio proga buvo net išleistas pašto ženklas. Tikriausiai šios freskos po šiai dienai būtų laikomos senoviškomis, jei miesto valdžia už darbą būtų apdovanojusi abu restauruotojus. Tačiau kryžiaus apdovanojimą gavo tik Dietrichas Fejus, o Malskatas negavo nieko. Jis stipriai įsižeidė ir viešai paskelbė, kad spiriamas Fejaus jis nuskaldė 13 amžiaus freskas ir ant jų viršaus pagal išlikusias nuotraukas nutapė naujas. Ypatingoji komisija apžiūrėjo freskas ir pareiškė, kad Malskatas meluoja. Kada virtuozas restauratorius paprašė komisijos įdėmiau pažvelgti į šventųjų paveikslus, komisija aiktelėjo. Šventųjų veidai buvo pakeisti į Čingischano, Rasputino, Marlene Dietrich ir netgi gimtosios Malskato sesers veidus. Skandalas vis augo. Komisija atrado ir kitus restauratorių šedevrus. Tame tarpe ir padirbtas Šventosios Jekaterinos freskas tame pačiame Liubeke. Pasirodo, Malskatas net nesivargino panaikinti senąją apdailą, o tapė tiesiog ant jos. 13 amžiaus tapybos atgaminti būtent dėl tos priežasties taip ir nepavyko. Freskos negrįžtamai buvo sunaikintos. Ir čia pats laikas būtų pasidomėti, kiek aplamai galima tikėti apie vienų ar kitų sieninių paišinių senumo tvirtinimą. Jei per 500 metų pražuvo Liubeko bažnyčios freskos, tai ką reikia manyti apie kitų freskų amžiaus nustatymą, neva dar senesnių. Ir kiek dar klastočių laikoma tikrais dirbiniais. Slavų istorija. Dauguma Rusijos ir vakarų istorikų įsitikinę, kad slavai viena iš jauniausių etnokultūrų pasaulyje. Ir Cezario bei Aleksandro Makedoniečio laikais slavai vilkėjo žvėrių kailiais. Prisiminkime etruskų tautą.
Laikoma, kad dar iki Romos įkūrimo etruskai gyveno jos apylinkėse ir būtent jie išliejo iš bronzos Kapitolijaus Vilkės statulą. Tad tai byloja apie puikius metalo apdorojimo įgūdžius. Bet čia prasideda stebuklai. Palikę po savęs daugybę paminklų su rašmenimis, puikių gaminių, statulų ir netgi gerai įtvirtintų miestų, tokių kaip Kapuja, Florencija ar Bolonija, etruskai nelauktai prapuolė nežinomybėje. O kalbant apie likusius tekstus, tai neva jau ištisus šimtmečius juos mėgina iššifruoti mokslininkų kartos ir niekaip nepajėgia įveikti. Italijoje net yra posakis etruscan non legatur, kas būtų verčiama kaip etruskų kalba neįskaitoma. Tačiau dar keisčiau tai, kad etruskų kalba išmokta skaityti dar XIX amžiuje, Fadėjaus Valanskio dėka. Jis pamanė, kad etruskų kalba panašesnė į slavų ir netgi sudarė etruskų abėcėlę. Tame nėra nieko keisto. Pasirodė, kad etruskų raidynas trečdaliu sutampa su kirilica, rusų abėcėle. Pasinaudojus Valanskio abėcėle, tai mums neva neperskaitomi rašmenys net nereikalauja vertimo. Spręskite patys. Štai etruskų teksto originalas. O štai ir akivaizdus vertimas. Laisvę duodu, galbūt todėl, kad jos mylimasis laukia. Išeitų, kad etruskų kalbą galime laikyti slaviškos kilmės, kuri kilo ir išplito dar iki Romos laikų. Švelniai tariant, tai jau verčia peržiūrėti visą žmonijos istoriją, o tuo pačiu ir tradiciškai priimtą slavų, pasak kurios didžiųjų Europos valstybių suklestėjimo metu slavai neva gyveno Europos užkampiuose ir neturėjo jokios reikšmės pasaulio istorijoje. Nes kai Europoje buvo steigiami universitetai, Rusija buvo mongolų totorių valdžioje. Нам говорят, что якобы орда довольно диких кочевников вышла... Mums teigiama, kad laukinių klajoklių orda išėjo iš dulkėtų stepių ir akmenuotų dykumų Mongolijos teritorijoje. Pražygiavo tūkstančius kilometrų, pasiekė Rusiją, užkariavo galingą valstybę. Nusirito toliau, užkariavo kelias vakarų Europos valstybės ir nukeliavo dar toliau. Įžengė į Egiptą. Ten įsteigė Mameliukų dinastiją, paskui ši orda paslaptingai dingo, palikusi po savęs tik kažkokią Mongolijos imperiją, neaišku kieno ir kada įkurta. 300 metų trukmės Čingischano imperija nepaliko po savęs nei metraščių, nei valstybinės reikšmės popierių mongolų kalba. Galbūt visi tos epochos dokumentai dingo? Ne. Liko didžiųjų kunigaikščių raštai, dvasininkų užrašai, bažnytiniai dokumentai. Tačiau viskas tik rusų kalba. Kaip čia išeina? Valdė, o po savęs nieko nepaliko. Tai gal teisus buvo rusų mokslininkas Levas Gumaliovas, tvirtinęs, kad mongolų totorių jungo Rusijoje teorija buvo sukurta 18 amžiuje apie neva vergišką rusų prigimtį. Ir šios idėjos autoriai buvo Milleris ir Šlioceris, išpildę tam tikrą užsakymą. Ir dar viena Rusijos istorijos mįslė. Kodėl Afanasijaus Nikitino knyga pavadinimu Kelionė už 3 jūrų, skirta Rusijos skaitytojams, dalinai parašyta arabų kalba? Ir tai ne arabų autorių citatos. Sakmė švelniai pereina iš rusų kalbos į arabų ir vėl grįžta atgal. Išeitų, kad Rusijoje tuo metu buvo kalbama 2 kalbomis, kitaip kokiems žmonėms buvo rašyta. Šią versiją patvirtina ir arabiški rašmenys ant rusų senoviškų ginklų. Šiandien priimta manyti, kad tie ginklai buvo pagaminti Turkijoje, Persijoje arba kokiose kitose musulmonų šalyse. Tai tada, kodėl pirmųjų Romanovų epochos metu, tai yra jau 17 amžiuje, Rusijos ginkladariai puošia ginklus arabiškais rašmenimis. Ir ne šiaip sau ginklus, o net paties caro, kurie po šiai dienai saugomi ginklų rūmuose.
Arba paimkime, kad ir caro Michailo Fiodorovičiaus špižinį šalmą. Šalmo smaigalį juosia arabeskų arba kitaip tariant arabų rašmenys. Vienas jų skamba taip – Vabashir al-Mumenin, kas verčiama kaip ir palaimink tikintįjį. Nemaža paslapčių susiję ir su Rusijos carais. Pavyzdžiui, priimta laikyti, kad Ivano Rūsčiojo laikais Rusija buvo silpna valstybė ir nedarė įtakos kaimininėms šalims. Bet štai įdomus faktas. Po šiai dienai Europos muziejuose saugomo Ivano Rūsčiojo laiškai Europos monarchams. Laiškuose skamba pasipiktinimas. Imkime, kad ir laišką Švedijos karaliui Gustavui I. Laiško originalas saugomas Švedijos archyvuose. Tu mužiko burna, o ne valdovas, kuomet Novgorodo užkariautojai didžiojo rusų valdovo caro statytiniai pasiūs pas švedų ar gotų karalių Gustavą pasiuntinį, tai Gustavas, Švedijos ir Gotijos karalius, privalės prieš tą pasiuntinį bučiuoti kryžių. Taip privalės būti ir neįmanoma, kad nepagarbiai žvelgtų į mano statytinius. Kitaip sakant, Ivanas Rūstusis anaiptol nelaiko Švedijos karaliaus lygiu savo. Skaitome toliau. O kad mes karalių Arcemagną pamaloninome Polčevo miestu ir kitais miestais, tai mes su Dievo palaiminimu savo valia nepasikliauname. Ką norime, tą ir pamaloniname. Išeitų, kad Ivanas Rūstusis Europą laikė savo nuosavybę, o tenykščius monarchus savo vasalais, kurie net neturėjo teisės kreiptis į jį tiesiogiai, o tik per tarpininkus. Aiškinama buvo taip. Mes su Cezariu Augustu giminiuojamės. Bet galbūt tai vienetinis pavyzdys susijęs su tuo, kad Gustavas I buvo karalius nepaveldėjimo teisę paskirtas, o išrinktas balsavimu. Paskaitykime kitą Ivano Rūsčiojo laišką, adresuotą kitai Europos monarchijai Jelizavetai I Tudor. Laiškas saugomas Londono archyvuose. Čia caras Ivanas save vadina gerbtinu, apie save sako mes, o į Anglijos karalienę išdidžiai kreipiasi tu. O laiško pabaigoje ją net vadina gašle mergiščia. Tokią nemandagę laiško manierą istorikai mėgina pateisinti psichinę Ivano Rūsčiojo negalią. Kodėl tuomet Europos monarchai pripažino jo kilmę? Ir ar galėjo Ivanas Rūstusis tikrai būti Augusto palikuoniu? Juk juos skiria 1500 metų, o gal vis dėlto gerokai mažiau? Ir štai dar pavyzdys. Viena iš Prancūzijos nacionalinių įžymybių – senovės slavų kalba išleista Biblija, kurią atvežė kaip dovaną savo vyrui Henrikui I kunigaikštienė Ana Jaroslavna, Jaroslavo išmintingojo duktė. Ilgais šimtmečiais ši Biblija buvo naudojama Prancūzijos karalių karūnavimo metu. Kodėl slavų Biblija tapo katalikų karalių šeimos vertenybė? Ir Henrikas I asmeniškai pasitiko karalienę pasienyje. Prancūzijos monarchui ši santuoka buvo žymiai garbingesnė nei Rusijos kunigaikštieniai. Kodėl anksčiau to niekas nepastebėjo? Teisėtas klausimas. Nejaugi kelių amžių sekoje net protingiausios tuometinės galvos nepastebėjo daugybės nesutapimų istorijoje. Taigi žinoma, kad pastebėjo. Kiekviena nauja mokslininkų karta turėjo sunkumų derinant metraščių tekstus su Skaligerio ir Pitavijaus versija. Izaokas Niutonas. 18 amžiaus pradžioje, remdamasis natūraliomis mokslininkų mintimis, Izaokas Niutonas rimtai peržiūrėjo šią chronologiją. Aplamai Niutono chronologija gerokai trumpesnė nei šiuolaikinė. Daugelį įvykių, datuojamų iki Ivano Makedoniečio laikų, jis perkelė į laiko skalės viršų, tai yra pajaunino.
Ši Skaligerio chronologijos revizija netokia radikali, kaip vėlyvesnių mokslininkų darbuose, bet Newtonas teisingai suvokė, kuria kryptimi reikia keisti chronologiją. Tiksliau, jis manė, kad nuo 4 mūsų eros amžiaus chronologija teisinga. Žanas Gardvinas, Prancūzijos karališkosios bibliotekos direktorius, teologijos profesorius Žanas Gardvinas dar 1690 metais tvirtino, kad didžioji dalis antikos kūrinių tai vienuolių sukurtos klastotės 13 amžiuje, o Gardvinas buvo laikomas neginčytinu autoritetu ne tik teologijos pasaulyje, bet ir archeologijos, filologijos ir dar daugeliu kitų mokslų. Michailas Lomonosovas. 18 amžiaus viduryje Lomonosovas paneigė naują Rusijos istorijos versiją, kuriamą vokiečių Millerio ir Bayerio dar jo gyvenimo metu. Jis stipriai sukritikavo ką tik atsiradusią Millerio disertaciją apie Rusijos vardo ir rusų tautos kilmę. Apie Bayerio darbus, Rusijos istorijos tematiką, jis parašė niekinantį atsiliepimą. Man atrodo, kad tai panašu į šėtonišką žynį, apsirūkiusi durnaropėmis, bylojantį kažkokias miglotas nesąmonės. Taip prasidėjo kova už Rusijos istoriją. Robertas Baldaufas. Vokiečių XIX amžiaus filologas Robertas Baldaufas, studijuodamas antikos rašytojų Homero, Soforo ir Aristotelio poeziją, aptiko, kad jų kūrinių stilius primena viduramžių gatvės muzikantų stilių, o Horacijaus lotynų kalboje aptiko italų ir vokiečių kalbų pėdsakus. Baldaufas priėjo išvadą, kad visi šie senovės rašytojai iš tikrųjų yra Italijos renesanso laikų humanistai. Teodoras Mommsenas. XIX amžiaus vokiečių istorikas Teodoras Mommsenas buvo vienas mokslo pakraipos, vadinamos hiperkriticizmu, žymiausių veikėjų. Mommsenas rašė apie akivaizdžius romėnų chronologijos nesutapimus. Būtent jis pastebėjo, kad nuomonės apie tokį svarbų įvykį, kaip Romos miesto įkūrimas, skiriasi 500 metų trukme. Nikolajus Morozovas. Jo likimas susiklostė nepavydėtinai. 20 metų amžiuje jis įstojo į liaudies tautininkų narius. 1881 metais buvo nuteistas iki gyvos galvos kalėti Šlioselburgo tvirtovėje. Ten jis savarankiškai mokėsi chemijos, fizikos, astronomijos ir matematikos, o taipogi istorijos. Buvo paleistas į laisvę 1905, prakalėjęs beveik 25 metus. Po išlaisvinimo aktyviai užsiėmė mokslinę ir mokslo pedagoginę veiklą, o po spalio revoliucijos tapo Lesgofto mokslinio instituto direktoriumi. Jis iškėlė ir dalinai argumentavo fundamentalią hipotezę, kad Skaligerio chronologijos hipotezė dirbtinai ištesta ir turėtų būti peržiūrėta iki 6 mūsų eros amžiaus imtinai. Ši prielaida grindžiama jo aptiktais pasikartojimais. Ką tai reiškia? Morozovas manė, kad skirtinguose istoriniuose tekstuose vieni ir tie patys įvykiai datuojami skirtingais metais. Tai galėjo įvykti perkeliant ar verčiant skirtingų metraštininkų tekstus, ko pasekoje tą patį įvykį pradėta laikyti lik visai skirtingus, nesusijusius tarpusavyje faktus. Jie buvo datuojami bei saugojami chronologijos ašyje nepriklausomai vienas nuo kito. Taip chronologijoje atsirado dublikatai, arba kitaip dar vadinami fantominiai realių istorijos laikotarpių atspindžiai. Skirtingų laikmečių metraščiuose vaizduojamos dinastijos ir valdovai su ypatingai panašiomis biografijomis. Pavyzdžiui, Oktavijus Augustas ir Konstantinas I Augustas Didysis, abu kilę iš nekilmingų šeimų ir bebaimiai kariai, pagerbti tuometinių imperatorių, atitinkamai Cezario ir Diokletiano, pagerbti už protą ir drąsą. Abu kariai turėjo bendrus valdovus, kurių dėka kilo karai, ir tuose karuose abu valdovai laimėjo ir tapo vienvaldžiais.
Toliau seka daug sutapimų, įskaitant ir abiejų baigtį. Ir vienas ir kitas netikėtai susirgo ir mirė kelionėje. Panašumų randame ir kitų imperatorių porose. Bet ar tikrai taip svarbu žinoti tikrąją istoriją? Kokia šiaip esmė šiandieniniam vartotojui? Kada buvo įkurta Romos imperija, 500 metų anksčiau ar vėliau? Kada įvyko Peloponezijos karas ir dar šimtai kitų karų? Kokią reikšmę tai turi šiandieniniam gyvenimui, turinčiam savas problemas ir rūpesčius? Ar naujoji istorija suteiks daugiau laimės, ar sėkmės, arba turto? Mūsų požiūriu, chronologija – tai istorijos pagrindas, stuburas, šaknis. O jei pasirodys, kad stuburas neveiksnus, tai visa istorija subirės. Būtent todėl istorikai taip bijo mūsų chronologijos kritikos. Istorijoje buvo daug pavyzdžių, kai labai atsakingi politikų sprendimai neretai pasibaigia gana liūdnai, netgi katastrofiškai, buvo priimti remiantis istoriniais sumetimais. Tai tikrai buvo įvykę ir ne vieną kartą. Chronologija yra visos istorijos pagrindas. Kokios bus datos, tokia bus ir istorijos versija. Ir ne tik istorijos versija. Data apibrėžia mūsų požiūrį į kultūrą, į kalbą, į civilizacijos istoriją. Netgi į tai, kaip atsirado žmonija. Datų pasikeitimas radikaliai įtakoja požiūrį į visą tai. Daugybė šiuolaikinių faktų apie mums artimą XIX amžiaus epochą subirėtų, jei žinotume tikrąją istoriją, buvusią iki XVII amžiaus. Tai kaipgi vis dėlto istorikai nustato istorinės datas? Kaip jie sudaro tą pačią laiko skalę? Kokius metodus jie naudoja ir ar įmanoma patikrinti jų efektyvumą? Apie tai jums papasakos sekantis filmas, kuo pagrįsta mūsų istorija. Išvertė ir įgarsino Naglis.